7bet lažybas, 7bet lažybas, 7bet lažybas, 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki sugrįžę. Na ką, reikia turbūt ir man kažką apie LKL finalus pasisakyti. Įtampa tarp Kauno Žalgirio ir Vilniaus Ryto atrodo pasiekė aukščiausią lygį, o perspaustų vertinimų tikrai netrūksta. Nuo atleiskit rinkierį iki kaip Eurolygos komanda gali pralaiminėti komandai, kuri net Čempionų lygoje nenuėjo iki ketvirtfinalio. Šiame video detaliai analizuosiu antrasis ir trečiasis serijos rungtynes, bet bendrai tai bus visos serijos vertinimas. Bet prieš lendant analizuoti klipus iš rungtynių perspėjimas. Tai turbūt bus ilgiausias intro šio kanalo istorijoje, nes tų perdėtų lūkesčių, vertinimų ir nuvertinimų yra gerokai per daug šioje serijoje. Iškart prisipažinsiu, prieš seriją prognozavau Ryto pergalę 3-1 ir nemačiau tame jokios kažkokios didelės sensacijos. Bet žinoma, tada pamačiau reakcijas į tai, komentarus internete ir supratau, kad labai daug kas nuvertina Rytą ir galbūt kažkiek pervertina Žalgirį, kuris visgi jau žaidžia be Keenano Evanso. Ir visiems savaime suprantama, kad tai nėra ta pati komanda. Tai net nėra arti to. Ir tikrai nėra čia jokios didelės komplektacijos klaida. Manau, kad yra idealu, kad mažo biudžeto komanda Eurolygoje stato savo žaidimą ant dviejų žaidėjų perimetro zonoje, aplink susistatydama tam tikrus rolinius žaidėjus. Todėl man atrodo, kad nėra ko norėti, kai geriausias komandų žaidėjas ir vienas iš geriausių žaidėjų visoje Eurolygoje gauna traumą, komanda atrodys vis tiek taip pat gerai, Andrėja Trinkieri priruoš magiškų planų ir Rytas bus tiesiog triuškinamas. Man tai atrodė paprasčiausiai nelogiška ir neįmanoma. Prisiminkite ir paprasčiausią faktą. Tokios arba labai panašios sudėties Rytas net nebuvo triuškinamas praėjusių metų finaluose, kuomet Žalgiris turėjo Igną Brazdeikį ir Isaiah Taylorą perimetro linijoje. Vilniečiai buvo per 2 minutės nuo iškovoto titulo 5-ajame mače Kaune, jeigu ne vėlyvi ir herojiški kai kurių žaidėjų pasirodymai. Taip, Žalgiris pralaimėjo pirmasis 2 serijos rungtynes, bet tą padarė vos kelių taškų skirtumų ir abu kartus po pratęsimo. Ir vis dėlto manau, kad tai yra logiškas ir dėsningas rezultatas. Didžiausia šio sezono problema yra tai, kad antram svarbiausiam komandos žaidėjai Žalgiris leido išeiti, o jo pakeitimas Edmundas Sumneris nebuvo sėkmingas. Paprasčiausiai jis neturi pakankamų techninių įgūdžių dominuoti Europoje kiekvienose rungtynėse ir tas aiškiai matosi. Prie viso šito antras svarbiausias komandos žaidėjas jau kelis mėnesius turi kontraktą Turkijoje kitam sezonui ir tikrai atrodo kaip tik savo paties šešėlis. Jau vien ką parodė tai, kad antrose serijos rungtynėse jis 2 kartus iš eilės nesugebėjo net pataikyti į lanką prieš Gytį Masiulį. Su visa derama pagarba Gyčiui ir jo rodomoms didžiulėms milžiniškoms pastangoms šioje serijoje, bet kiekvienas turbūt tikėtųsi, kad Rolandas Šmitas bent vieną kartą iš 2 kažką padarys prieš Gytį. Taigi gauname paprasčiausiai tokią situaciją, kur Žalgirį į priekį puolime turi vesti roliniai specifiniai žaidėjai, kurie nėra pratę tą daryti ir kurių lubos puolime, reikia pripažinti, yra ganėtinai žemus. Dėl to kauniečiai akivaizdžiai bando greitinti žaidimą ir pelnyti kuo daugiau lengvų taškų, bet natūralu, kad tai ne visą laiką gaunasi. Kol tai pavyksta, viskas yra gerai, bet tik Rytas įvelia Žalgirį į pozicinį žaidimą, ten jau yra daug daugiau sunkumų. Ir dar yra labai vienas įdomus momentas su Lekavičiaus ir Sumnerio žaidimu pirmojoje pozicijoje, bet apie tai šiek tiek vėliau. Gerai, tai dabar galbūt kažkas iš jūsų klausia, tai kur tie Trinkieri planai, kur tie magiški deriniai po minutės pertraukėlių, kurių tiek matėme Eurolygoje. Ir jūs pamatysite šiame video, jie niekur nedingo. Bet nepamirškite, kad jų gerumas priklauso ir nuo tų žaidėjų, kurie juos pildo, ir taip pat nuo varžovų kitoje aikštelės pusėje. Ir čia reikia nukelti kepurę prieš Ryto trenerių štabą, jų pasiruošimą ir prieš Ryto žaidėjus šioje serijoje. Manau, kad dauguma jų yra matę turbūt visas Žalgirio Eurolygos rungtynes. Tuo tarpu kitus Eurolygos trenerius reguliariojo sezono metu tu gali lengviau prigauti, kadangi jie būna matę 3 ar 5 paskutinės rungtynes. Gerai, tai išvada iš viso šito ilgo intro būtų tokia. Laikas nustoti nuvertinti Rytą ir kartu atleidinėti Trinkierį ar peikti Žalgirio organizaciją. Šitas pats Rytas kovojo su Žalgiriu iki pat paskutinių sekundžių net ir su Keenanu Evansu vos prieš kelis mėnesius. Na gerai, o dabar, kad jau patraukiam dramblį iš kambario, galim eiti žiūrėti klipų ir pradėsime nuo antrųjų rungtynių ir palengva pereisime prie trečiųjų serijos rungtynių. Nepamirškite palaikinti šio video jau dabar, prenumeruokite kanalą ir rašykite savo nuomonę apie finalus komentaruose. Visada juos skaitau ir stengiuosi atsakyti kiekvienam iš jūsų. Ačiū.
Na ir visų pirma, tai negalėčiau nepakalbėti apie Dovio Giedraičio gynybą prieš Markusą Fosterį. Jis puikiai žino, kad Markusas itin mėgsta eiti nuo užtvarų. Jis tą daro ir šioje situacijoje, bet jį išgelbsti Radzevičius ir jo komandos draugų nuostabi kova dėl atšokusių kamuolių. Ta taip pat reiktų smarkiai paakcentuoti. Taip kaip Gorhemas, Radzevičius ar Echodas kovoja dėl atšokusių kamuolių, yra gražu žiūrėti. Vos tik jie jaučia, kad vyks metimas, jie sprintuoja nuo tritaškio po krepšiu, kol Žalgirio žaidėjai snaudžia vieną ar kitą sekundę ir už tai yra nubaudžiami. Kitoje atakoje ir vėl Stegeris Fosteriui priimti kamuolį ir jis turėtų žaisti 2 prieš 2, bet bando eiti vėl nuo užtvaros ir Giedraitis jį puikiai stabdo kūnu ir priverčia mesti sudėtingą metimą. Kitoje atakoje Rytas vėl suka kamuolį aplink tritaškį ir turėtų būti 2 prieš 2 aikštelės kampe, bet Fosteris bando veržtis nuo užtvaros palei galinę liniją. Dovis vėl jį išlaiko priešais save ir tai yra dar vienas sudėtingas metimas, o Rytas ima atsilikinėti apie 10 taškų skirtumų. O dabar apie tą jau minėtą įdomią Luko ir Sumnerio situaciją aikšteliai. Iš vienos pusės Lukas yra geriausias Žalgirio žaidėjas puolime šioje serijoje, bet kai jam reikia žaisti 30 minučių, o ne 15 ar 20, Rytas pastoviai turi taikinį puolime. Ir būtent taip, atsilikinėdami 10 taškų skirtumų antrajame mače Vilniuje, jie grįžo į rungtynes. Žibėnas aikštelėje visą laiką turi 2 stiprius perimetro gynėjus ir jei netakuoja Fosteris, tą daro tas žaidėjas, kurį dengia Lukas Lekavičius. Ryto ispaniškasis pick and rollas nesukuria nieko, bet kamuolys vėl grįžta pas Margo ir Echodas kyla statyti dar vienos užtvaros. Lekavičius laukia būtent jos, bet Normantas eina nuo užtvaros, ką prieš tai darė ir Fosteris, o iš silpnosios pusės atėjęs Giedraitis nelabai čia ką ir gali pasiūlyti. Vos po kelių akimirkų Rytas išsimetinėja kamuolį iš užribio ir čia Normantas gavęs jį ima centruoti prieš Luką. Tai galbūt ir neatrodo kokybiškai ir gražiai, bet galiausiai Margeris ateina iki pat krepšio, efektyviai naudoja atraminę koją ir įverčia darbinius taškus per žemesnį varžovą. Čia dar vienas Ryto išsimetimas kitoje atakoje ir šį kartą jau 2 prieš 2 laisvajame kampe. Normantas jaučiasi gerai, atakuoja Kevariuso Heiso gynybą, jaučia kontaktą iš Kevariuso Heiso pusės, išprovokuoja pražangą ir pelno 6 tašką iš eilės. Na ir galiausiai Margeris pademonstruoja, kodėl visgi yra Ryto kapitonas. Čia itin ankstyvoje atakos fazėje jis veržiasi prieš Demetrę Riversą, daro nesąmonę, bet kovoja iki pat galo ir būtent ta kova jam leidžia pelnyti 9 tašką iš eilės, o Rytas atsilieka jau vos tik 6 taškais. Ir natūralu, kad po tokios atkarpos Lukas yra pasodinamas Andrėją Trinkierį ant suolo, bet Sumneris turi problemų su pražangomis ir Žalgiris puolime pradeda strigti. Tuo labiau, kai Rytas taip dirba gynyboje, juos palaiko visa arena ir net Markusas Fosteris atiduoda visas jėgas. Pažiūrėkite čia, iš pradžių Echodas neleidžia priimti kamuolio Dovydui Giedraičiui, o vėliau Rytas keičiasi ir Dimša lieka prieš Fosterį. Šmitas čia prabėginėja statydamas imitacinę užtvarą, bet Rytas gerai ginasi, Markusas išlaiko Dimšą prieš iš save ir galiausiai Žalgirio atakai lieka vos 5 sekundės ir kauniečiai išsigelbėja vien dėl to, kad teisėjai sušvilpė šią, sakykime taip, pigią baudą Žalgirio naudai. Po kelių nesėkmingų bandymų pralaužti Ryto gynybą iš perimetro, natūralu, kad Andrėją Trinkierį bando eiti prie savo pirmosios opcijos šioje serijoje ir tai yra žaidimas nugara į krepšį. Ir tuo metu aikštelėje atrodo, kad akivaizdus pranašumas yra su Rolandu Šmitu. Tuo labiau, kad čia po Ryto netaiklaus metimo jis prieš save turi Markusą Fosterį, daug mažesnį už save gynėją. Žalgiris gan greitai jį suranda, bet Rytas iškart jį dvigubina. Latvis čia nenuskaito situacijos ir neatlieka perdavimo į silpnąją pusę. Jis pats bando išsivaduoti iš dvigubos gynybos, kamuolį pameta ir Giedrius Žibėnas švenčia. Na gerai, nepavyko vieną kartą, bet Šmitą vis tiek dengia Gytis Masiulis, daug silpnesnis fiziškai už jį žaidėjas. Trinkierį ir vėl nori jo žaidimo nugarą, tačiau Masiulis puikiai tvarkosi su Latviu, o galiausiai tiesiog išmuša kamuolį ir priverčia Latvį sukrysti antrąjį kartą per 2 atakas. Normantui nepavyksta pataikyti greitai ir Šmitas vėl prieš save randa Masiulį. Galbūt 3 kartas nemeluos, bet Masiulis priverčia Latvį suktis 1, 2 kartą. Taip, naudoja savo rankas, bet teisėjai tikrai leidžia nemažai kontakto šioje serijoje ir Latvio metimas net nesiekia lanko. Vilniečiai ant bangos, Trinkieri turi reaguoti ir vėl meta Luką Lekavičių atgal į aikštelę, bet čia Rytas sulaukia pagaliau taškų ir iš savo lyderio. 3 iš eilės atakose Fosteris sukuria pranašumą savo arba kitiems. Birutis čia stepautuoja ir Žalgiris žaidžia savo klasikinę gynybą, kuomet gynėjas lieka prie varžovų centro ir neleidžia atlikti perdavimą į trumpąjį nusileidimą. Bet Echodas lieka statyti ir antrosios užtvaros, o Birutis jau yra nusileidęs, Giedraitis vis dar yra prie Echodo ir Markusas Fosteris gauna išsimesti vieną iš lengviausių metimų šioje serijoje. Kitoje atakoje po perdavimo RJ Kaulas eina statyti užtvaros tam, kad Fosteris prieš save turėtų Lekavičių, o ne Giedraitį. To pasiekoje Fosteris savo mase ir greičiu apeina
užpuolė Lekavičių, Edgaras Ulanovas čia ateina padėti iš silpnosios pusės ir Fosteris puikiai nuskaito situaciją. Rytas jau pirmauja 2 taškais ir paskutinėje kėlinio atakoje vilniečiai daro vėl tą patį. RJ Kaulo užtvara tam, kad Fosteris prieš save turėtų Lekavičių. Bet žalgiriečiai čia bando stepautuoti, Markusas Fosteris pralenda pro tarpą ir pataiko nuostabų metimą dešinę ranką. Visos serijos metu žalgiriečiai itin daug bando žaisti ir kurti būtent įvesdami kamuolį Ulanovui. Tada kiti žaidėjai statosi užtvaras, tai bandoma yra surasti pranašumus, o jeigu nepavyksta, Žalgirio kapitonas tiesiog žaidžia 1-1. Taip atsitinka ir čia. Matydamas Ryto spurtą, Trinkieri 2 kartus per 10 minučių išveda savo metikus į patogias situacijas, iš pradžių Šmitą, o vėliau ir Demetrę Riversą. Ryto gynyba bando šiek tiek gudrauti ir kirsti užtvaras per apačią, dėl ko varžovai lieka laisvi, bet kauniečiai nepataiko, o Trinkieri derinių niekas nebemato. Nors būtent šita situacija yra naujas dalykas pritaikytas būtent finalo serijai ir Žalgirio žaidimui be Evanso. Kalbant apie trenerius, reikia dar kartą pridurti, kad Ryto trenerių štabas yra puikiai paruošęs komandą finalo serijai. Aišku, šiek tiek lengviau jiems tą padaryti, nes kaip ir minėjau, jie turbūt yra matę visas Žalgirio Eurolygos rungtynes šiame sezone ir Trinkieri nustebinti varžovus yra daug sunkiau. Įspūdingai tai atrodė ir pirmosiose serijos rungtynėse, kuomet Brady Manikas per 12 minučių išmetė vos 2 metimus ir tai ne po derinių jam. Nors derinių tikrai buvo nemažai jam, Rytas tiesiog paprasčiausiai juos visus žinojo, išsikeitė ir neleido sukurti pranašumų. Čia keli pavyzdžiai jums. Ir pirmasis jų iš trečiųjų serijos rungtynių. Ulanovas atsivaro kamuolį, Samneris kerta po krepšiu ir matome apsisuka ir tada yra triguba užtvara Brady Manikui. Bet matome, kaip Lukas Uleckas puikiai seka paskui jį visos atakos metu ir Brady neturi net menkiausių šansų išsimesti šį metimą. Taip, ataka galiausiai tęsiasi ir baigėsi 2 Brady Maniko taškais, bet šis derinys puikiai veikia prieš, jeigu neklystų, Stambulo Fenerbahče ir net ne vieną, o kelis kartus tose rungtynėse. Na, o čia dar vienas pavyzdys iš pirmųjų serijos rungtynių. Ulanovas priima kamuolį baudos aikštelėje, atrodo, kad turėtų būti Stegeris arba 2 užtvaros Tomui Dimšai, bet jis vėl užsisuka ir tai yra Stegeris Brady Manikui, bet matome, kad Arnas Velička puikiai reaguoja, išsikeičia ir palaukit, bet Tomas Dimša lieka po krepšiu ir pelno 2 taškus. Ir čia Manikas net nemeta į krepšį, bet matome, kaip panaudojus jį kaip masalą, kiti jo komandos draugai pelno taškus. Ta patį derinį Žalgiris bandė ir trečiajame rungtynių kėlinyje, bet čia Kevarijusas Heisas nueina kažkur ne ten statyti užtvaros ir Markusui Fosteriui pakanka išsikeisti čia šioje vietoje ir Brady Manikas vėl neturi galimybės išmesti kamuolį. Ataka užstringa ir galiausiai Margeris Normantas tiesiog išmuša kamuolį iš Samnerio rankų. Negalima sakyti, kad tų derinių Brady Manikui nėra. Jų yra, bet ir varžovai atlieka gerą darbą, neleisdami jam išmesti metimų. O čia vienas ir pasiteisinęs Andrėja Trinkieri derinys po minutės pertraukėlės iš antrųjų rungtynių pratęsimo. Arnas Butkevičius atsivaro kamuolį, Ulanovas jiems stato užtvarą, Rytas keičiasi, bet vietoje to, kad veržtųsi, Arnas neša kamuolį iš rankų į rankas Lukui ir tuo pačiu dar pastato užtvarą. Justinas Gorhamas antrojo išsikeitimo jau nebesitikė ir šis puikus derinys sukuria Lukui Lekavičiui lengvą įėjimą į baudos aikštelę ir 2 taškus. Čia tik vienas pavyzdys iš visos ilgos serijos. Natūralu, kad kai komanda pralaimi pirmasis 2 rungtynes, atrodo, kad ir su treniravimu gali būti kažkas blogai. Taip, idealiai tikrai viskas nėra, bet negalima sakyti, kad yra nesukuriamas progos metikams ar kad trūksta kažkokių specialių derinių po minutės pertraukėlių. Bet galiausiai antrosiose rungtynėse Žalgiris atsimuša į sieną paskutinėmis minutėmis 4-ajame kėlinyje. Rezultatas yra apylygis ir čia dar prieš prasidedant serijai galvojau, kad jeigu kauniečiai leis Rytui ateiti į rungtynių galą esant tokiai situacijai, pranašumą čia turi vilniečiai. Paprasčiausias paaiškinimas. Rytas turi Fosterį ir man yra visiškai nesvarbu, kaip jis atrodė 37 minutės iki tol. Tuo tarpu Žalgiris paprasčiausiai tokio lygio closerio savo sudėtyje neturi. Ir būtent tą ir pamatome. Čia Rytas bando atakuoti Žalgirį su slip užtvara, jiems to nepavyksta padaryti, bet Markusas Fosteris tiesiog vienas pats išsprendžia reikalus prieš Dovydą Giedraitį, pataikydamas super sudėtingą ir nepatogų metimą. Ir pratęsime dar viena tokia pati ar labai panaši situacija. Fosteris priima kamuolį, Echodas paskutinę akimirką keičia užtvaros kampą, tai leidžia Fosteriui pabandyti veržtis į dešinėje savo mėgstamą pusę ir nors Giedraitis čia viską padaro puikiai, Fosteris tiesiog pademonstruoja aukščiausio lygio 1-1 sugebėjimus ir didina Ryto pranašumą pratęsime iki 5 taškų. Tuo tarpu Žalgirio atakos 4-ajame kėlinyje atrodė maždaug taip. Kamuolys įvedamas Ulanovui, bandoma ieškoti pranašumų be kamuolio, galiausiai kažkas turi tiesiog improvizuoti
centruoti ir kadangi Rytas ėjo smarkiai padėti, kuomet Ulanovas centruodavo, tą turėdavo daryti Dovis Giedraitis. Na ir tikiu, kad turbūt dauguma iš jūsų sutiksite. Aš mielai rinkčiausi Fosterio metimus tokius sunkius negu Dovydo Giedraičio, kad ir lengvesnius. Galiausiai vienas puikus pavyzdys iš pratęsimo, kuomet akivaizdu, kad Žalgiriui pritrūko Keenano Evanso. Ulanovas priima kamuolį, du žmonės prie jo, Birutis nepamato laisvo Rolando Šmito, žalgiriečiai tiesiog pasuojasi aplink tritaškio liniją, niekas nenori mesti į krepšį, kol galiausiai Lukas yra visiškai laisvas ir būtent čia galėtų mesti tritaškį, kadangi liko vos 7 sekundės atakai, bet nusimeta kažkodėl kamuolį ir Ulanovas tiesiog turi šveisti sunkų metimą be jokio ritmo likus 4 sekundėms. Jis jį prameta ir Rytas jau laimi šioje serijoje 2-0. Gerai, tai tiek gana išsamei apie antrąsias serijos rungtynes, pereikime greitai dabar prie esminių faktorių trečiosiuose. Ir čia buvo itin svarbu, kaip Žalgiris pradės rungtynes. Leistis į dar vieną apylygį mačą su Rytu, kuriems nėra daug ko kaip ir pralaimėti Kaune, manau, kad būtų buvę tiesiog per daug pavojinga. Ir rungtynių pradžioje dar vienas puikus derinys iš Andėja Trinkieri pusės. Vėlgi tai atrodo kaip dviguba užtvara Ulanovui, bet jis užsisuka norėdamas išleisti Rolandą Šmitą. Tai yra didžiulis akcentas šioje serijoje. Šmitas yra apylaisvis, Delaurije, matydamas tai, bando gelbėti situaciją ir prišoka prie Latvio, Birutis lieka laisvas ir Žalgiris rungtynes pradeda užtikrintų dėjimu. O kažkas sako, kad nėra derinių Menikui ir Šmitui. Bet dar svarbiau buvo, kad gerą pradžią turėtų ir kažkas iš pagalbinių žaidėjų. O jeigu dar Sumneris, jis turi potencialo būti kertiniu žaidėju šioje serijoje ir jo nebuvimas antrajame mače smarkiai prisidėjo prie Ryto pergalės. Gynyboje su jo greičiu ir ūgiu vietoje Luko, kaip ir minėjau, Rytas neturi pastovaus taikinio gynyboje ir negali taip lengvai susikurti pranašumų. Ir pirmadienį Sumneris pagaliau turėjo tas rungtynes puolime ir tai tuo pačiu sumenkino Ryto šansus puolime. O tuo pačiu Žalgiriui šiaip jau viskas pavyko puikiai. Lukas susirinko savo tuos pačius apie 20 taškų tik jau per daug trumpesnį laiką. Vos per 17 minučių jis sudavė puikų impulsą Žalgirio puolimui, o jų gynyba kentėjo 10-15 minučių mažiau negu įprastai. Superinis rezultatas Žalgiriui ir manau, kad vienas iš kertinių faktų trečiajame mače. Bet ar gali Sumneris sužaisti 3 geras rungtynes iš eilės? Ar jūs tuo tikite? Ir sprendžiant iš viso sezono pasirodymų, tai yra gana abejotina. Bet grįžkime dar trumpai į pirmadienio rungtynes. Pažiūrėkite, kaip Ulanovas žiūri į Sumnerį, kad šis pasimtų kamuolį ir sukurtų kažką puolime. Tokia buvo būtent Keenano Evanso rolė. Dabar Žalgiris turi ieškoti kitų pasirinkimų ir čia Sumneris vėl pasiekia baudos aikštelę ir pataiko dar vieną nelengvą metimą. Vėliau gerai pasijutęs ir Žalgiriui apsigynus, jis prideda ir dar 3 taškus greitoje atakoje, o Žalgiris pradeda mačą taip, kaip jie turbūt tikėjosi pradėti visose 3 rungtynėse. Suduodami pirmąjį smūgį Rytui ir laikydami juos per tam tikrą šiokį tokį atstumą. Kaip ir minėjau, neturėdami Evanso jie tiesiog negali sau leisti turėti tokios prabangos ateiti su Rytu apylygiai į rungtynių galą ir tikėtis pergalės. Na, bent jau aš tikrai kiekvieną dieną mieliau rinkčiausi Fosterio, Normanto ir RJ Kaulo trio negu Ulanovo, Šmito, Luko Lekavičiaus ar Sumnerio bandymus įmesti į krepšį. Rytas per pirmasis 7,5 minutės pelnė vos 6 taškus ir prie to smarkiai prisidėjo itin agresyvi ir kibi Žalgirio gynyba rungtynių pradžioje. Lekavičius pasitinka Kaulą per visą aikštelę, bando nugriebti kelias sekundės nuo atakos laiko, o Butkevičius neleidžia Fosteriui priimti kamuolio. Derinys nepavyksta, kamuolys keliauja Gorhamui ir vėliau Lekavičius net neleidžia lengvai priimti Kaului to kamuolio. Likus 7 sekundėms puikus Kevariso Heiso stepautas, Fosteris yra priverstas atakuoti 1-1, bet čia Heisas dar ir solidžiai padeda po krepšiu, o vėliau ir kažkokiu tai būdu pamuša kamuolį, kurį atkovoja Lekavičius. Vos po kelių akimirkų dar vienas puikus Žalgirio gynybos pavyzdys ir taip, kaip jie turėtų žaisti kaip įmanoma dažniau, jei nori laimėti titulą. Šį kartą puikus dvigubinimas iš Rolando Šmito, Fosteris yra priverstas nusimesti kamuolį bet kur artimiausiam žmogui, Žalgiris gerai rotuoja, Lukas Soleckas vos nepameta kamuolio ir ištiksi 24 sekundės atakai. Kaip ir minėjau prieš tai, komandai, kuri žaidžia be lyderio, kiekvieni lengvi taškai puolime yra aukso vertės. Juos kauniečiai bando rinkti ankstyvajame puolime, bandant pasinaudoti Sumnerio greičiu. Čia būtent tai ir pavyksta padaryti. Bandant eilinį kartą išvesti Ūlę centravimui, Sumneris prigauna savo varžovą nepasiruošusi ir pelno 2 taškus. O po geros gynybos ir Kaulo pramesto metimo Sumneris ir dar kartą pademonstruoja tą patį. Maksimalus greitis atviroje erdvėje ir Trinkieri turbūt yra itin patenkintas matydamas dar 3 lengvus taškus, o man žiūrint į visą tai visiški flashbackai į rungtynes su
Milano Olimpija, kur atrodė, kad kiekvienas Sumnerio metimas skros tinklelį. Kitoje pusėje puikus pavyzdys, ką duoda Sumnerio ilgesnis buvimas aikštelėje. Žalgiris keičiasi jau ties pirmąją užtvarą, Hayesas lieka prie kaulo, o Sumneris su Masiuliu. Amerikietis puikiai lenda iš priekio, priversdamas Rytą ieškoti kitų opcijų, o ta kita opcija yra Fosterio high-low kirtimas ir pražanga puolime prieš Dovį Giedraitį. Tokiu būdu Žalgiris susikūrė +16 jau antrojo kėlinio viduryje ir atrodė, kad Rytas gali kaip ir pasiduoti ir dėti visas viltis į ketvirtąjį mačą sostinėje. Nepaisant to, vilniečiai nepasidavė, parodė charakterį ir išliko koviniu atstumu praktiškai visų rungtynių metu. Tiek kol kas apie šią seriją iš manęs. Tikiuosi, kad paaiškinimai ir pavyzdžiai buvo suprantami. Tuo pačiu labai įdomu sužinoti, ką galvojate jūs. Padiskutuokime komentaruose, nepamirškite paspausti like, prenumeruokite kanalą, jei to dar nedarote ir susitiksime jau kitame video. Iki! 7bet lažybos, 7bet lažybos, 7bet lažybos, 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.